Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prisijungite prie Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos, kurios pirmininkas esu aš. Džiugu, kad mūsų partija plečiasi ir didėja, nes tik veikdami kartu galime pasiekti gerų tikslų. Jeigu norite prisijungti prie partijos, susisiekite su mumis elektroniniu paštu info@partija.lt ir mes su jumis susisieksime. Antradienį Seime buvo pateiktas Kapšiamiesčio karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos įstatymo projektas, iki paskutinio akimirkų kėlęs klausimų dėl valdančiosios koalicijos vieningumo. Argumentus prieš posėdį išsakė aušriečių ir valstiečių atstovai, tikinę, kad poligonas kuriamas skubotai, tačiau galiausiai Seimas įstatymui pritarė, iš 117 parlamentarų užbalsavo 102, prieš 10, o 5 susilaikė. Prieš balsavo Seimo nariai Valius Ąžuolas, Petras Dargis, Tomas Domarkas, Aidas Gedvilas, Rimas Jankūnas, Vytautas Jucius, Daiva Petkevičienė, Mantas Poškus, Ignas Vėgėlė, Remigijus Žemaitaitis. Galime pasidžiaugti tais Seimo nariais, kurie balsavo prieš, tačiau Seimo narių, kurie balsavo už, neįtikino nei Kapšiamiesčio bendruomenės išsakyti argumentai gyvuose susitikimuose, nei 8 km gyva žmonių eilė Kapšiamiestyje, kurie nepritarė šiam poligonui, nei Lenkijos atmestas Lietuvos valdžios pasiūlymas, kadangi Lenkijos valdžia nesutiko kurti bendrą karinį poligoną su Lietuva ir dar net paprašė jį statyti toliau nuo Lenkijos sienos, nes vietos gyventojai Seinių krašte protestuoja. Tad Lenkijos valdžia girdi vietos bendruomenės nesutikimą, Lietuvos valdžia ne. Pasižiūrėkime, kokius klausimus ir kokias nuomonės pateikė tie Seimo nariai, kurie balsavo prieš Kapšiamiesčio poligoną. Ačiū Seimo pirmininkė, gerbiamas ministrė. Po vakarykščio incidento Varėnos rajone, kai sudužo ir oro gynybos sistemos nepastebėjo ir nenumušo drono, eilinį kartą turbūt susidaro įspūdis, kiek spragų turi Lietuvos oro gynybos sistema. Akivaizdu, kad šiuolaikinio karo taisyklės negrįžtamai pasikeitė. Tai vis tik tais klausimas būtų, ar steigdami karinį poligoną prie pat sienos atsižvelgėte į šiuolaikinio karo patirtį, kada mes kalbėsime apie oro gynybą ir civilinę saugą, ar vis tik tais teisingi yra prioritetai. Aš suprantu, kad sviestų košės nepagadinsi ir poligonas jis kaip priemonė būtina, tačiau kaina jo ir kaip prioritetas, tai čia kelia šiek tiek abejonių. Ar poligonai tikrai yra tas prioritetas, apie ką šiandien kalbėt, kaip minėjau. Kolegai yra užsirašę ir kiti jūsų frakcijos nariai, jūs viršijate laiką, tai gali būti sunku paskui visiems paklausti. Prašau, ministrė, atsakyti. Ačiū, labai tikrai aktualus klausimas. Ir šiai dienai mes diskutuojame, kad neturime dar kol kas pilnai integruotų visų norimų radarų, kurie jau yra užsakyti ir jau atvyksta palaipsniui į Lietuvą, bet pramonė yra tokia, kad jinai geba pagaminti kai ką tik tai 27-8 metais kaip pavyzdys, bet faktas, kad pati technologija yra užsakyta ir atvyksta ir pagrindinė problema yra tokia, kad jeigu mes oro gynybos stiprinimą būtume pradėję prieš 10 metų, turėdami atitinkamai didelį gynybos biudžetą. Šiai dienai mes turbūt neturėtume galimai tokių incidentų, kurie nutinka dėl karo Ukrainoje. Bet lygiai taip pat, jeigu šiai dienai mes nevystysime savo sausumos pajėgumų, neleisime Lietuvos sausumos kariuomeniai stiprėti ir augti, nesuteiksime jiem nei technikos, nei galimybės mokyti su ta technika, po 10 metų galime lygiai taip pat sakyti, o kodėl nėra nieko padaryta, kad Lietuvos karys gebėtų atitikti NATO standartus. Ir paantrinant jums, iki 30 metų yra suplanuota oro gynybai tarp 1,5 ir 2 milijardų eurų. Lygiai taip pat tai yra viena iš prioritetinių sričių, dėl kurios mes tikrai dirbam ir lygiai taip pat investuojam. Bet turėčiau šitoje vietoje labai aiškiai pabrėžti, kad nors karas šiai dienai mes akivaizdžiai matome prasideda oru, bet visgi teritorijos ir valstybės ir žemės yra užgrobiamas sausumos pajėgomis, ką matome ir Ukrainoje. Taip, kad atskirti šitų dviejų domenų ir vieno vystyti, kito nevystyti, dėja mes negalime. Iš tikrųjų, kadangi Žemaitijos poligono kelią teko praeiti, nes iš tos šalies esu to regiono,
Tai galiu palyginti, kaip ten buvo daroma ir kaip dabar daroma. Dabar įeidama buldozeriu. Kam atsakinėti į klausimus bendruomenė, žmonių, suprasti, kad Lietuvoje galioja konstitucija, kad yra konstitucijos teisės į turtą, į gyvenimą. Nieko to nebeliko. Tai jeigu Žemaitijos poligono atveju buvo atsakinėjama į klausimus ir finalas buvo toks, kad buvo prieita prie to, kad nebereikia to poligono, tada buvo mums irgi sakoma bendruomeniai, žinot, jeigu Žemaitijoje padarytume, daugiau poligonų nebereiktų, bus per akis. Ir kiekvieną kartą mes, ar tai bus 6 poligonas, 7, 9, 10, kiekvieną kartą sakom, nu jau tikrai daugiau nebereikės. Bet teisė žmonių nuo to nepradingo. Ir iš tikrųjų galim pripažinti taip, kad namų darbai nėra padaryti, tas, kas buvo Žemaitijos poligonui padaryta, galimybių studija padaryta, vertinimai padaryta, atsakyta į daugumą klausimų, to dabar nėra. Galvojat, kad dabar pritarsim pateikimui ir bus atsakyta į klausimą. Nu, aš galiu nuraminti, juk pamatysit, kad nebus atsakyta, bus buldozeriu nuvažiuota ir pasitvirtint šūkis. Daugiau gynybos pinigų į betoną. Nu, daugiau betono. Ir kažkas labai gerai tuos betono pinigus įsavinims. Ir man tie pasakymai, aš pats buvau nuvažiavęs į Kapčiamiestį, pašnekėjau su kariškiais, nuėjau į bibliotekai, konsultaciją. Nu tai buvo graudu klausytis, kaip nėra atsakymų. Ir jau praėjo beveik 3 mėnesiai nuo gynybos tarybos sprendimo, jau į daugelį klausimų būtų galima atsakyti. Bet žinoma, praeisim buldozerių, bendruomenė neįdomu ir tas palyginimas, kad geležinkeliam paima sklypai dar kažką, nu nesulyginami visiškai dalykai. Kai tau paima dalį sklypo, o ne viską ir kai tau nereikia gyventi šalia, kai, kaip sakant, vienas sprendimas dažniausiai įsikelti iš ten. Tai tikrai reikia galvoti prieš... Ačiū pirmininkė. Akivaizdu, kad Lietuva planuoja turėti diviziją. Ir logiška, kad tokiam dariniui reikia turėti vietą, kur galėtų jinai treniruotis, kur galėtų šaudyti, kur galėtų stiprintis mūsų kariai savo kompetencijas. Ką aš matau dabar įstatyme, tai įstatyme iš tiesų pakankamai didelis dėmesys yra paėmimui visuomenės poreikiam ir aiškinamajam rašte, didžiulis dėmesys kompensavimui, tačiau mes turėjom 6 poligonus prieš kelis metus, dabar turėsim 10. Ir pagrindinis klausimas nuolat keliamas tas pats. Kodėl mes neplečiame dabar esamų poligonų teritorijos iki to dydžio, kuris užtikrintų galimybę treniruotis lygiai taip pat, kaip ir galėtų treniruotis planuojama Kapčiamiestyje. Ir pagrindinis aspektas. Aš prieš porą mėnesių kreipiausi į Valstybės gynimo tarybą. Į visus Valstybės gynimo tarybos narius, tame tarpe prezidentą. Prezidentas atsakė, politinis sprendimas priimtas, atsakymą jum apie tai, kokie duomenys Valstybės gynimo taryboje buvo svarstyti prieš priimant šį politinį sprendimą, pateiks Krašto apsaugos ministerija, nes ji yra įgyvendinanti institucija. Kitaip tariant, Krašto apsaugos ministerija tai įgyvendina ir turi pateikti duomenys. Jokios informacijos paaiškinančios, kas ir kaip buvo svarstoma Valstybės gynimo taryboje, kur buvo priimtas pagrindinis sprendimas dėl poligono, mes dabar čia tik tai vaidinam įgyvendinimą, taip realiai ir bus, aš negavau. Ir antras paskutinis aspektas, man keista, kaip pristatomas įstatymas, kuris jau dabar prieštarauja mūsų pagrindiniam šalia esančiam kaimynui ir partneriui. Lenkai reikalauja atitraukti poligoną, o mes vaidinam, kad nieko neatsitiko. Gerbiamas ministrė, kai buvo klausimas dėl Žemaitijos poligono, bendruomenė buvo surinkus duomenis, kad Lietuva 90 metais paveldėjo daug buvusių poligonų, teritorijų ir visa kita. Bet šiai dienai jų yra išnaudojama tik 50% teritorijų, tų buvusių poligonų. Tai kodėl negalime plėstis ir būti tuose buvusiuose poligonuose, o ne ieškoti naujų vietų, kur pasipriešinimas tiek iš bendruomenės, tiek iš visų kitų. Kodėl neinama to keliu? Ir antras labai paprastas klausimas. Tauragiai medžiotojams buvo pasakyta, kad jūs galėsite medžioti šiam poligone, aišku, suderinus laikus ir visa kita, bet dabar atsitiko taip, kad reikia sunešioti medžiotojams geležinės klumpės, kad jie ten galėtų medžioti. Ačiū. Nelabai supratau, kad dėl tauragės ir klumpių sunešiojimo, nes aš pats mačiau sutartį tarp medžioklės būrelio, faktinę sutartį ir tauragės poligono, kurioje yra nurodyta
nurodytas grafikas, kada medžioklės būreliai gali medžioti. Tai reiškia, ne poligono viršininkas asmeniškai nusprendžia, kada jisai nori leisti, o iš anksto yra suderinta, kada vyksta pratybos, tos dienos yra rezervuojamos, visos kitos, visi kiti vakarai, sakykime, ir panašiai, yra galima medžioti. Dabar atsakant į jūsų buvusių sovietinių teritorijų poligonų klausimą, taip, Ruklos poligonas yra apie tai, visgi kitų poligonų ir buvusių teritorijų apgyvendinimas ir tankumas gyventojų šiandien yra toksai, kad darytų gerokai didesnę įtaką privačiam turtui, jeigu mes bandytume tokią teritoriją plėsti buvusių poligonų vietoje, negu dabar pasiūlyti variantai. Ir mes visą laiką sakome, kad tarsi kažką tai iškeldinam, išvėjam ar panašiai. Visgi faktai rodo tai, kad aplinkui buvusias teritorijos yra tankus apgyvendinimas, žmonės gyvena, žmonės prisitaiko ir sugyvena su Lietuvos kariuomenė. Tad tikrai atsakingai buvo pasižiūrėtos visos įmanomos teritorijos, o ne tiesiog pirštų duriama į vieną vietą žemėlapyje. Ačiū. Čia kaip replika. Tai mes galim poligonizuoti visą Lietuvos teritoriją, visą Lietuvą pavers poligonų. Turniškėse, Verkių regionų parke, galim Pavilnių regioniniam parke irgi, kur ryškių asmenų yra asmeniniai turtai, bet turbūt tada dronai jau kris nebe į ežerus, bet jau į poligonus, kurių mes iki šiol nesugebam pamatyti jokių dronų patekimo į Lietuvos teritoriją ir sureaguojam po 12 valandų. O realiai klausimas yra tas pats, kuris buvo ir pradžioj. Tai yra, ar mes nesusipyksim dabar dar ir su Lenkais, kurie kategoriškai ir labai aiškiai per spaudą, jeigu ministrė nematėt, paskaitykit spaudą, aiškiai pasakė, poligoną privalot atitraukti nuo sienos. Tai gerbiamas Seimo narė, aš prieš tai ir aiškinau, kad labai reikia stengtis nepasiduoti dezinformacijai ir jos pačiam neplatinti. Šioje vietoje labai aiškiai buvo ištransliuota Lenkijos gynybos ministerijos oficialiame puslapyje ir aš turiu dar kartą pasakau ministro asmeninę žinutę, kur aiškiai pasakoma, kad nekeliamos jokios sąlygos ir Lenkija neatsisako savo noro dalyvauti Kapčiamiesčio poligone. Apie tai buvo kalbėta nuo pat pradžių. Visos kitos interpretacijos esančios spaudoje, dar kartą galiu pasakyti, kad yra pamoka visai žiniasklaidai, kad neplatinti nepatikrintų komentarų. Nes į mane asmeniškai arba į ministeriją prieš išplatinant tokią žinutę nebuvo kreiptasi pasitikslinimo, ar tikrai taip yra. Mes būtume atsakę, kaip iš tikrųjų yra. Ir ta žinutė nebūtų taip nuvilnijusi. Dėl poligonizavimo dėja, bet šiai dienai yra tokia situacija, kad auganti Lietuvos kariuomenė ir sąjungininkų faktinis buvimas Lietuvoje reikalauja erdvių mokytis. Jeigu mes to nedarysime, tai neduok Dieve, po 5 ar 10 metų mes galim pamatyti, kaip Lietuvos teritorija tampa kitos valstybės teritorija. Turbūt nei vienas to nenorėtume. Kol Lietuvos valdžia toliau investuoja į poligonus ir juos stato, ryškėja tikrosios Lietuvos gynybos spragos. LRT pasirodė straipsnis Oro erdvė kiaura, gynyba bedantė. Ką apie drono incidentą Varėnoje sako ekspertai. Į Lietuvą įskridus ir sprogus, kaip manoma, pasiklydusiam ukrainietiškam dronui, skirtam atakuoti taikinius Rusijos teritorijoje, aiškėja, kad jį, kaip ir pernai, atskirėjusius dronus pirmiausia pastebėjo gyventojai, o ne tarnybos ar kariuomenė. Vieni ekspertai pirštų beda į pasieniečius, esą būtent jie turėjo užfiksuoti, kad Lietuvai skrido dronas, tuo metu kiti pabrėžė. Šis incidentas dar kartą parodė, kokia bedantė yra Lietuvos oro gynyba. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas dar kartą patikino, kad svarstama 2-3 mėnesių laikotarpiui sumažinti akcizą tiek įprastam, tiek ūkininkų naudojimam žymėtam dizelinui. Kiek tiksliai akcizas mažėtų, dar neaišku, bet ministras skaičiuoja, kad dizelinas galėtų atpigti 6 centais. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.